Orleanas tokį amžinybės paliko neišdildomą įspūdį, kad ir ta tokia kavinių amžinybė, atrodytų tai yra amžinybė ir begalybė, atrodytų tai yra kažkas tokio labai laikino ir negilaus, bet rodo pagarbą muzikos tradicijai. Tai rodo pagarbą ne tik muzikos tradicijai, tai rodo pagarbą bet kuriam menui. I want everybody to know I'm the mighty cold man. They had the company king, king up the Zydeco. Well, they call me the king of Zydeco. I want you to know I'm the man. Labas, aš amerikiečių poetė Julia Kane. Gyvenu Naujajame Orleane. Miestas garsėja džiazu, architektūra, skaniu maistu ir draugiškais žmonėmis. Šiandien sėdžiu Maple Leaf bare, Naujajame Orleane. Ši vieta įžymi. Tai naktinis džiazo klubas, taip pat kas savaitę čia skaitoma poezija. Tai garsi Amerikoje poezijos vieta. Norėčiau paskaityti poezijos poemą iš knygos Kūnas ir dvasia. Tai eilėraštis apie Jamesą Bookerį, kuris grojo šitam bare. Jis mirė jaunas, 40 metų. Kai kurie galbūt matė 5 mano eilėraščius lietuviškam žurnale Nemunas. Juos išvertė mano draugė Tautvyda Marcinkevičiūtė. Elegija pianino princui. Kartais man atrodo, kad mes tik tarakonai Dievo virtuvėje. Jamesas Bookeris nudvėsė praėjusią savaitę, kaip tarakonas, prisipumpavęs nuodų. Dievas vis dar barstė ant savo lentynų kauką ir heroiną. Bet Jamesas priešinosi mirčiai kaip tarakonas. Nuo 10 metų velkamas sanitarinės mašinos tol, kol vienos kojos kaulas pavirto į gražius baltus miltelius. Ta naktį, kai Dievas grįžo iš darbo namo, jis dar įstengė peršliaužti savo virtuvės stalčių. Aš pažinojau 2 tarakonus pietuose. Jie buvo Dievo agentai. Pirmasis rado tarakoną pastatytoje ant lentynos taurėje, pajūrio name, kuris buvo užrakintas nuo vasaros. Nuo tada jis leido tarakonams prisideisti. Antrasis ieško netgi kiaušinėlių, kaip mokslininkas, užmesdamas tinklą namo bare, vaikams besidaužant į stiklines amareto uolas. Jis nori man įteikti, kad mes esame tarakonų broliai, nes lygiai taip pat sprunkam į tamsą su trupintais keliais. Jamesas Bookeris skambino pianinu kaip Dievas, nors dievai tampa nuobodus kaip tarakonai, kai jiems tenka kurti dainas. O taikos princė, jei esi toks karštas, pasiklausykime, kaip tu skambini princo Bookerio bliuzus. Žmogus gyventi gali muziką kaip tarakonas, prilipęs prie klijų, nepaisydamas netgi tavo norų. Ačiū.
esame literatūros muziejaus kiemelyje, kur kasmet, gegužės mėnesį, vyksta tradiciniai poezijos pavasario renginiai. Šiuo metu čia šalta ir įspūdžių kaitra mane tartum grąžina į tolimą, egzotišką Naujo Orleano miestą, kur tokie susitikimai vyksta vos ne kasdien, naktiniuose baruose, klubuose, kavinėse. Anglų rašytojas Džonas Fowlesas yra pasakęs, kad didžiausią įspūdį jam daro gamta. Gamta, sakyčiau, man taip pat daro tokį įspūdį, tačiau didžiausias dėmesys, man atrodo, turėtų būti skiriamas žmonėms. Nes gamta, pavyzdžiui, Naujajame Orleane, atrodo tarsi egzotiški dramblio kaulo rėmai, kurie įrėmina amžinai neblėstantį žmogiškųjų jausmų santykį. Ir aš norėčiau atsiminti savo susitikimą su Naujo Orleano poete Julia Kane. Mes vertėme viena kitos eilėraščius, parašėme viena kitai dedikuotą poemą. Mano poema vadinasi Rojus dar neprarastas. Julijos poema skirta man ir Gintarui Patackui vadinasi Atmintis. Ir aš dabar norėčiau paskaityti eilėraštį, kuris siejasi su džiazu. Atsisveikinimo bliuzas Marinai Granovskai. Gimiau tik muzikai paskyrei tu mane Euterpe. Gyvenimui manajam slystant pro klausytojų ausis. Esu tik balsas, tik balastas bėgančių iš laivo žiurkių tarpe. Ar katastrofos vietoj atsiras tasai, kuris klausys. Gerbėjų minios, rožių puokštės, celofanos, kaip lavonui. Šlovė lyg skambesys kapeikų, kad galėčiau nusipirkti Marlboro. Bijau, kad balsas gali išsipurvinti, todėl grimstu į vonę, kad tapčiau vėl skaisti, bet neiškentus taip pat į save baru. Tik tai ne čia gyventi reikia tau, Marina, kur žvanga auksas rankom barstomas kitų tavų balsų, kur pats gyvenimas vos prisilietęs numarina, lyg švirkštas vienkartinis, siūlomas kitam ir man baisu. Tik tai ne čia dar reikia išgyvent, Marina, savie tik fam kančios kelius, kur nors už debesų, kur impresarijus, lyg angelas, rankas vis trina, šiai kosminiai sistemai, uždaroj, kurią paliksiu jums visu. Esu tik balsas, tik tai balsas nepasikartojantis, kuris vienintelis ir man brangiausias lyg likimas. Aš būsiu nekalta, jei įsitrauks jūs tartum sukūrys. Aš viską gražinau, nors ir per daug užkimus, kai nieko nebeliks, nei pinigų, anei šlovės, anei draugų. Vienatvėj savo klampioje man atsibūdus lyg inkliuzui, tuomet įjunkit radiją, nes jeigu atsikelti rasiu dar jėgų, gyvent pradėsiu jūsų ausyse lyg negirdėtas bliuzas. Nežinau, kaip tau Tautvyde, bet man tai Naujasis Orleanas tokį amžinybės paliko neišdildomą įspūdį, kad ir ta tokia kavinių amžinybė, atrodytų tai yra amžinybė ir begalybė, atrodytų tai yra kažkas tokio labai laikino ir negilaus, bet įeini kokią kavinukę ir kur nors jos gale, jos galinėje sienoje matosi atviros durys, už tų durų dar kiemelis, kuriame išeksponuoti kokį nors paveikslą. Gali nueiti į tą kiemelį ir tame kiemelėje matai, kad čia dar nesibaigia, nes matai, kad yra išėjimas iš to kiemelio ir dar viena kavinė, kur jau skamba visai kitokią muziką. Ir taip nesibaigia ir gali eiti, išeini į kažkokią gatvę, eini tą gatvę ir vėl matai dar vieną kiemelį, ten fontanai ir už tų fontanų vėl džiazas arba bliuzas, arba vėl gatvėje groja Dixielandas, o kitur vėl galerijos ir ten įėjęs randi dar 15 kavinių ir panašiai. Ir čia gal tai bus už gal 6 metų. Naujasis Orleanas yra būtent tokia vieta, kuri įkvepia menininką, nes tai yra be galo bohemiška aplinka. Jeigu
tu nenori sėdėti namuose, tu gali nueiti į džiazo klubą, tu gali nueiti į kavinę, susitikti su savo draugais, tu gali paplaukioti upę, tu gali nueiti prie Misisipės, pasiklausyti muzikanto, kuris groja saksofonu ir kuriam į kepurę tu turi įdėti savo uždirbtą pinigėlį. Ir tai rodo pagarbą muzikos tradicijai. Tai rodo pagarbą ne tik muzikos tradicijai, tai rodo pagarbą bet kuriam menui. Nes tu susilietęs, reiškia su tuo atlikėju, susilietęs su jo kūriniu, pats turi atiduoti savo, taip sakant, gyvenimo dalelę, išreikštą materialinę išraišką. Ir tai yra gražios muzikinės ir žmogiškos tuo pačiu tradicijos. 60-aisiais Miles Davis liepė Coltrane'ui mesti narkotikus. John Coltrane užsidarė savo kambaryje, jis 3 paras gėrė tik vandenį ir išsivalė.